Rugsėjo 11 diena. Diena tamsi, lietinga. Vakare sulaukiau mylimo, gerai pažįstamo Tauragnų klebono kunigo Neveikio. Po 2 metų nesimatymo kalbai nebuvo galo. Dejavo, kad darbo Tauragnuose yra iki kaklo, ypač privargina spavėdojimas. Nedėldieniais ir petnyčiomis prisieina sėdėti spavėdnyčioje dažnai nuo 5 valandų ryto iki 2-3 valandų po pietų. Žmonės kunigo negerbia, žinoma, ir kunigas neturi prielankios širdies prie parapijonių. Iš to atžvilgiu atsitinka net aštresni susikirtimai tarp klebono ir parapijonų su negeistinomis pasekmėmis. Abudu buvome tos nuomonės, kad šiuose sunkiuose laikuose geriau yra kunigui gyventi mažoje parapijoje. 12 dienoje. Nuo ryto važiavau į Smelinką pas ligonį sergantį karštinę. Ant pietų pakviečiau savo kaimyną vokietį calmeisterį. Žmogus aukšto ūgio su pretenzija. Mat žemas kareivis užima oficiero vietą, taigi būtinai su pasigrožėjimu nešioja oficiero rūbus su epoletais be žvaigždučių. Nuo savo pavaldinių matyt reikalauja aklai paklusnybės ir subordinacijos. Iš lūpų tarnų tankiai girdžiasi žodžiai jevol. Vakare ant arbatos buvo pakviestas kolonos oficierius, žmogus labai malonus, be jokios pretenzijos prie puikybės, į gyvenimo dalykų žiūri sveikai. Būk vokiečiai Prancūzijoje traukės atgal dėl to, kad prieš save turi 3 didesnę sylą. 13 dienoje. 9 valandoje ryto po šventų mišių traukiniu išvažiavo atgal mano svečias Tauragnų klebonas, o aš važiavau į Nevėžininkus pas ligonį. Grįžtant gerokai lietus išprosė. Per visą vasarą lietaus turėjome užtenkančiai, o rudeniop net per daug. Žmonės bijosi, kad bulbės nepradėtų pūti. Ant laukų dar daug nesuvežtų javų. Žmonės vis laukia geros pagados, o jos vis kaip nėra, taip nėra. Girdėtis, kad privisę daug vilkų. Pajuostinyje pirm keletą dienų vilkai papjovė 5 aveles. Subačiaus parapijoje gyventojai arčiaus miškų kožną dieną mato vilkus. Labai drąsūs, išvydę žmogų, dar netojaus bėga į mišką. Jeigu greitų laiku nebus pavelyta žmonėms laikyti šautuvus, tai miško plėšikai ne vienam ūkininkui pridirbs nemažai blėdės, papjovę karvę, kumelę, avį ar kitą. Ogi gyvulių dar neišpasakytas brangumas. Karvė vidutinė kainuoja 500-600, arklys 1000-1500 rublių, avis 40-50. Paršiukas 15-20 rublių. Visam kam neišpasakyta brangenybė. Visą tai padarė karas, kurio galo dar nematyti. Kalba būk Lietuvos karalium būsęs Virtembergijos kunigaikštis Urachas, katalikas. Maniau po pietų važiuoti į Taujėnus ant paaukštinimo Švento kryžiaus, bet dėl lietaus ir purvino kelio susilaikiau nuo kelionės.